Šį sezoną nekart kentėjo dėl nesusikaupimo. Šiandienos rungtynėse jau užteko ar ne? Aš manau, kad užteko. Iš tikrųjų, tikrai užteko ir valdėm, kontroliavom kamuolį, turėjom nemažai progų. Čia jų naujokas komandas, kaip sužinojo vartininkas, gerai šiandien dirbo. Jo dėka rezultatas toks 2-0. Ir tai čia geras skaitau. Ar neskaičiavot, kiek atlikot smūgių šalia vartų? Nu, truputį buvo. Iš tikrųjų, čia galbūt nuo saulės dar žaistume, o dabar antras varžybas jau kaip pavėsė, tai tiksliau. Karšta, sunku, tai čia dėl to. Turbūt apie pirmąjį etapą nėra ko klaust. Ketvirtfinalis. Nebijot, kad tos vien pergalės gali padaryti Meškos paslaugą? Nu, kiekvienom varžybom, iš tikrųjų, net šį sezoną nebuvo nei vienų varžybų, kad nesusikaupė, išeitume. Ir aš manau, ketvirtfinalį dar susikaupė, labiau išeisim ir dar geriau žaisim. Aš manau, dar mes neparodėm savo pačią geriausią žaidimą. Siena jau skundės, kad labai daug žaidėjų neturės. Kokia jūsų situacija? Ai, mes negalvojam, eisim kovoti ir juos nežiūrėdami, kas susirinko. Bet jūs? Aš manau, mes laimėsim, mes tikrai laimėsim. O susirinkę ar nesusirinkę, ar bet kokiu atveju? Bet kokiu atveju mes laimėsim. O beje, prieš porą dienų Vilkai jūs pradžiugino, kad nesu jais žaisit ketvirtfinalį. Iš tikrųjų, būtų blogiau, jeigu jie būtų psichologinis toks dalykas. Ne, aš manau, kaip tik šie metai būtų tas persilaužimų metas ir ta pirma pergalė tikrai būtų. Gaila, kad ne jie? Gaila. Labai iš tikrųjų, netgi ir širdį norėjau, kad Vilkai būtų.